Šiame video parodysiu, kaip aš valdau šuniuką pavadžiu ir su juo komunikuoju, nes pavadėlis yra ne tik tam, kad laikyti šunį pasivaikščiojimo metu, bet su juo komunikuoti, su juo kalbėti. Tai vienas iš komunikacijos būdų, ir aš įsivaizduoju, kad pavadėlis yra mano prailginta ranka, aš komunikuoju su šuniu, kaip, atkreipdamas jo dėmesį, galiu pastuksenti, sakyti, ei, alio, tuk, tuk. Ir pavadėliu tai atrodys va toks veiksmas, timt, ne, tuk, tuk. Kitas veiksmas yra, kai šuo perdėtai kažką reaguoja ir kažką nori pagriebti. Ir tada aš norėčiau su ta ranka nepastuksenti, bet sulaikyti jau, sakyti, ei, ten negalima. Tai su pavadžiu gautųsi veiksmas, kad aš įtempiu šunį su pavadžiu, tol, kol šuo nurimsta ir tada atleidžiu. Vėlgi kitokia komunikacija. Ir trečias dalykas būtų, kaip laikau pavadį. Reiškia, dešinė ranka yra ranka, kuri tvirtoji mano ranka šiuo atveju, kuri laiko pavadį. Tai galite paimti ir už kilpos. O kita ranka, kairioji ranka, šiuo atveju jinai atstumą matuoja. Nes kaip pavyzdys, jeigu pašaukčiau bigi, čia, šuo ateina, atstumo nematuoju ir jisai kažkur bėgtų, viskas. Aš negaliu pavadėlio suvaldyti, todėl kairė ranka turi irgi dirbti. Bigi, parodykim. Bigi, čia. Kairė ranka surenka pavadėlį. Pasižiūrėkit, jis visą laiką kaba laisvas, bet jeigu jis norėtų kažkur bigis dabar nubėgti, aš jį galėčiau sulaikyti iš karto ir nusiųsti signalą, kad drauguži negali bėgti. Kodėl negali bėgti? Jeigu žiūrite mano video, žinosite, nes reikia sulaukti komandos ačiū ir tada gali šuo bėgti. Arba gauti iš manęs skanėstą. Iki greito, jeigu tinka tokie video, patinka, prašau pasidalinkit su tais, kuriems yra aktualu ir svarbu sužinoti šią informaciją. Iki kito karto. Laisvai, bėgi, varyk, skanėstų rink.